mes kartais labai dažnai nemylime savęs, bet norime mylėti kitus. Kai mes nemylime savęs, širdyje įsivyrauja liūdesys, nusivylimas. Meilė savo yra būtina. Mes kartais aplenkiame grožio salonus, aplenkiame manikiūrus, aplenkiame pedikiūrus, aplenkiame parduotuvės tam, kad neišleistume ir sutaupytume. Bet mums tai yra be galo būtina. Juk pastebėkime, kai moteris nusiperka kažkokią mažą smulkmeną, nekalbu apie sukneles, apie prabangius batus. Moteris tarsi pakylėta ant sparnų gaišta namuose. Nežiūrint tai, kad ta mūsų kišenė paplonėjo. Meilė Dievui yra be galo svarbi mūsų gyvenime. Jeigu mes su Dievu einame per gyvenimą, jeigu mes su Dievu keliaujame su juo, džiaugiamės juo, iš tikrųjų, jeigu dviejų žmonių santykiuose yra Dievas, jeigu du žmonės kartu keliauja pasimelsti, pabūti, juk tai yra teisybė, kad gyvenime mus aplanko ir negandos, ir nusivylimai, ir ligos. Jeigu mes būname su Dievu, mylime Dievą, tada meilė išsiskleidžia mūsų širdyje, ateina palaikymas, ateina ramybė, išsisklaido liūdesys, išsisklaido šeimoje užsukę debesėliai, išsisklaido negandos. Taigi, meilė kantri, meilė nepavydi, meilė neieškanti savo naudos, meilė viliasi viskuo ir tiki, ir viską ištveria. Taigi, jeigu meilė yra dviejų žmonių širdyse, jeigu meilė tikime, jeigu meilė vilimės, jeigu mes einame, svajojame ir galvojame, juk viskas yra ir bus gerai, mes esame nugalėtojai, o jeigu mumise įsivyrauja Jis nevidonas, Jis despotas, Jis einantis ne tuo keliu, kuriuo aš norėčiau, Jis dirbantis ne tą darbą, kuriuo aš norėčiau, Jis dirbantis pririštą darbą, aš norėčiau, kad Jis dirbtų, turėtų laisvą grafiką, tada mes savo mintimis sugriaunam taip tinkamą vyro darbą ir vyras yra paprašomas išeiti. Taigi, jeigu mes su meile mąstome, jeigu mūsų pozityvus mąstymas iš tikrųjų padeda žmogui augti ir tobulėti, o mūsų neigiamos mintis gali sugriauti pačius gražiausius santykius, pačią gražiausią santuoką, ir tada sakysime, va, padariau, aš esu nugalėtoja, bet tu esi pralaimėtoja, nes tu likai viena. Pagrindiniai dalykai dar be meilės sau, be meilės Dievo yra santuokoje kantrybė. Be kantrybės moteris sugriauna savo darnius, harmoningus santykius. Kartais įsivyrauja tos mažos kibirkštėlės šeimoje, bet su didelė kantrybė ir meilė mes galime tai įveikti. Taip, be galo dar svarbu viena dorybė - išmintis. Jeigu yra išmintingas vyras ir išmintinga moteris, toje šeimoje visada kaip taisyklė vyroja ramybė, darna, harmonija. Tačiau jeigu trūksta išminties, jeigu daug yra pas moterį ar pas vyrą impulsyvumo šeimoje, tada tokia šeima iš tikrųjų anksčiau ar vėliau pasmerkta žlugti. Be galo svarbu prisitaikomumas. Jeigu vyras yra žvejys, vyras žvejoja ar ne, išvažiuoja savaitgaliais, moteris turi rasti savo hobį, mielą sielai hobį. Gal tai tapyba, gal tai piešimas ant vandens, bet mes turime rasti, nes vėliau mes tampsime visiškai nuobodžios, bambeklės, priekaištautojos, o tai tikrai ne pats geriausias variantas išlikti darnoje.